Popierinės knygos šiais laikais irgi turi konkurentą. Interneto informacijos paieškos sistemos, įvairaus lygio socialinių tinklų patarėjai, pagaliau dirbtinis intelektas. Tačiau tikslę ir profesionalią informaciją pateikianti knyga buvo, yra ir tikrai bus aktuali. Projekto Superknygos iniciatorių lietuvių kalba išleistų knygų jų vienos rankos pirštais nesuskaičiuosi. Profesionalams bei mėgėjams skirtą literatūrą savo kalbą jau skaito ir kaimynai, tačiau naujausias projekto žingsnis žengtas kur kas toliau ir užmojai nemažėja. Nauja knyga Smart Home Guide, tai yra išmanių namų vadovas, kurią ką tik išleidome į anglų kalbą ir jinai yra skirta 20 pasaulio šalių, tai universali tiek Pietų Korėja, tiek Japonija, tiek Jungtinė karalystė, Australija, Singapūras ir visa Pietryčių Azija. Tai kaip ta idėja atsirado, tai išleidome sėkmingai pirmąją apie išmanius namus knygą lietuvių kalba Išmanių namų vadovas. Tada išvertėme broliams latviams, latvių kalba, knygos tapo bestselleriais. Tokių knygų rinkoje iki šiol nebuvę ir gimė mintis tai išleisti į pasaulinę universalią kalbą, kad knyga tiktų daugumai pasaulio šalių. Naujausios technologijos, tai iš esmės išmanių namų sprendimai tiek šildymo, tiek vėdinimo, tiek santechnikos, kondicionavimo, apšvietimas, komforto įranga. Tai yra visa tai, kad būtų patogu visų pirma gyventojui, namo, netgi buto savininkui. Tikrai nesvarbu, kaip atrodo elektros rozetė ir kištukas tavo šalyje. Tai jau detalės, kurias 21 amžiaus poreikiams gali pritaikyti kvalifikuotas elektrikas. Tu taupysi elektros energiją, laiko sąnaudas, bet tai nereiškia, kad namas viską už tave daro. Visgi tai yra bendra sąveika tiek žmogaus, tiek protingo namo. Ir tos technologijos, visos, kurios yra šiai dienai naujausios, yra panaudotos šiame projekte, šitoje knygoje. Knyga rengta su Vilnius Tech universitetu, taip pat su kolegijom, profesiniais mokymo centrais. Ir, aišku, pagrindinių šios knygos partnerių tai kompanija Jung. Jung kompanija atstovauja išmanius namus, vokiečių kompanija, lyderiaujant Europoje. Tai reiškia, kad tai nėra teorinė knyga, tai yra praktika ir naujausia praktika, ką ši kompanija gali ir siūlo. Na ir tikimės, kad tas projektas taps žinomas visame pasaulyje, nes mūsų tikslas yra visi ne 5 gal, bet 4 žemynai. Mes būdami tarptautinės įmonės dalimi, džiaugiamės, kad galėjom prisidėti prie to, kad ta knyga iš pradžių gimusi lietuvių kalba būtų išversta į kitas kalbas, pavyzdžiui, latvių yra kalba, o dabar tapo ir angliškai pasiekiama. Ir tos 9 paletės tūkstančiai tų knygų anglų kalba gimusių Lietuvoje pasieks visą pasaulį. Tai aš tikrai to džiaugiuosi. Jeigu mes kalbėjom prieš 5 metus, tai apie tą dalyką kaip dirbtinis intelektas mes net minties neturėjom. O dabar visi apie tai šneka. Tai aš manau, kad tai bus didžiulė įtaka šito dalyko, dirbtinio intelekto, visom sritim ir žinoma išmaniem namam, galbūt netgi ypatingai, išmaniem miestam, išmaniem pastatam. Visą tai leis apjungti tokį bendrą organizmą, kuris galbūt daugelį gąsdins, bet mus kaip technologijų mylėtojus ir vis tik tai pažįstančius tai iš vidaus, aš bent jau į tai žiūriu pozityviai, kad tai palengvins visų gyvenimą, tiek diegėjų, tiek eksploatuotojų, tiek tie, kurie naudos. Švietėjiška veikla, supažindinant tiek visą rinką, tiek montavimo profesionalus, diegimo profesionalus su technologijom yra viena iš mūsų veiklos dalių. Mes parduodam praktiškai tik profesionaliem diegėjam, todėl jie praeina rimtus mokymus mūsų mokymo centre, jis čia toks yra vienas visam regionui ir atitinkamai mes mielų norų kviečiam visus pas save ir tie mokymam. Mes turim ištisą mokymo programą, kur mokinam tiek jau tos sudėtingos sistemos, KNX, išmaniųjų namų diegėjus, čia jau toks savaitinis kursas su egzamino laikymu ir turim paprastesnius kursus, kurie skirti daugiau elektrikam, kurie irgi dirba profesionaliai savo darbą ir mokinam šiek tiek išmanios sistemos, kuri vadinasi Jung Home. Čia yra paprastesnė sistema, masiškesnė, bet jinai irgi reikalauja mokymo. Ypač daug dėmesio savo klientų edukacijai ir profesinių žinių gilinimui skirianti kompanija prisijungė prie unikalių vadinamo projekto. 5000 egzempliorių tiražas bus išplatintas įvairiose valstybėse.
kurių elektrikams profesinės žinios ir naujausių technologijų pamokos tikrai bus naudingos. Ir visai nesvarbu, kokia valiuta ir kokioje šalyje bus mokama už knygą. Žinios tai kapitalas, kurį visada gali turėti su savimi.